Elektrėnų kronika skaitytojai. Aš esu Virginija Jacinavičiūtė, laikraščio Elektrėnų kronika redaktorės pavaduotoja. Šiandieną esu Elektrėnų komunalinėme ūkyje ir prieš mane sėdi naujoji komunalinio ūkio direktorė Greta Sinkevičienė. Sveiki, Greta. Manau, kad dar yra žmonių, kurie jūsų nepažįsta ir norėtų labiau pažinti, sužinoti, koks žmogus vadovauja įmonei, tai labai kviečiu jūs prisistatyti trumpai. Iš kur jūs kilote, kaip atvykote į Elektrėnus ir kokius mokslus esate baigusi, kur esate dirbusi? Tai gimiau ir augau Kaune, esu meilės emigrantė, į Elektrėnus mane atvedė tikroji meilė prieš 23 metus, tarp kitko, jau pakankamai seniai. Auginame su vyru 2 vaikučius, Aistę ir Beną. Ir taip jau atsitiko, kad tikrai niekada neplanavau gyventi Elektrėnuose, bet labai pamilau šį kraštą, tikrai dabar yra artimas ir vyras yra šio miesto šaknų kilimo, iš Abromiškių kaimo. Tai ir šiuo metu esame įsikūrė Abromiškių kaime, teko kažkada kaip ir kaip ir visoms jaunoms šeimoms ir nuomotis butą Elektrėnuose ir ieškotis darbo, nes ilgą laiką dirbau Kaune prieš tai. Tai pirmoji tokia mano darbovietė buvo susijusi su draudimo veikla. Šiek teko dirbti draudimo vadybininkė gal metus, vėliau perėjau į projektų vadovės poziciją. Toliau sekė paieškos Elektrėnų mieste, kadangi su vyru susilaukėme dukros, tai kaip ir visos jaunos mamos, mano buvo pagrindinis tikslas būti arčiau vaiko, kadangi darželiai Elektrėnų mieste nedirba taip ilgai, buvo pakankamai sunku prieš 15 metų tą darželio grupę rasti ilgą Elektrėnuose, dabar jau šiek tiek yra prailgintos grupės, bet labai džiaugiuosi, kad pavyko darželyje dukros auklėtą atrasti tokią, kuri buvo labai atsidavus ir tikrai tuo sunkiuoju periodu, kada buvau jauna mama ir teko važinėti į Kauną į darbą, tai suteikė pagalbą ne vieną kartą ir namo dukra yra parsivežus, taip pat ir tėvelį iš Kauno ne vieną kartą yra pasiėmę ją. O toliau ieškau darbo arčiau, tai esu dalyvavusi ir labai seniai Elektrėnų savivaldybės kontrolierės pozicijai, tai gal tuo metu man buvo 23 metai, tai tikrai labai seniai. Tačiau to konkurso nepavyko laimėti, bet turėjau didelį tikslą vis tiek kažkada ateiti, dirbti būtent Elektrėnų mieste. Vėliau pavyko konkursą laimėti Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje. Atėjau į apskaitos vadybininkės, pirmoji pozicija mano buvo. Vėliau galbūt 6 mėnesių bėgę tapau Elektrėnų skyriaus vadovė. Tai vien skyriaus vadovavimu neapsiribojau, kadangi buvau jaunas žmogus ir pabaigęs magistrą, tai įmonei, kurioje buvo 500 darbuotojų, teko ir su projektais dideliais dirbti ir daug kur buvau įtraukta ir projektų komandose vadovauti. Ir apskaitos skyriuose ir įvairiose darbo grupėse, tiek su vadovavimu, tiek su emociniu dizainu vadovu, tiek su finansų visais dalykais. O esu pabaigusi bakalaurą, tai finansininko specialybę. Vėliau magistrą baigiau organizacijų valdymą, tiesiog norėjau pabandyti kitą specialybę, nes visą laiką traukė mane komandos, aš esu komandos žmogus, nesu tikrai ta buhalterė, kurią galėtumėt uždaryti vieną kabinete, apkrauti sąskaitomis ir tokiu monotonišku darbu ir tiesiog dirbti. O toliau Elektrėnuose jūs sekantis darbas jau buvo komunalinėme ūkyje, ar ne, kai užsidarė? Komunalinėme ūkyje, taip, komunalinėme ūkyje
Galbūt prieš tai konsultavimo tarnybai tai dar skyrius buvo nusidaręs, bet tiesiog buvo apjungimas, tiesiog būtų tekę dirbti kitame mieste, kadangi jau 2 vaikučius turėjom, tai būtų vėl pakankamai sudėtinga, tuo metu sūnus lankė taip pat darželį, tai mes su vyru pasitarėm, mano prioritetas buvo darbas vietoje, tai komunaliniam ūkyje atsidūriau visai netikėtai iš tikrųjų ir kadangi šitam pastate dirbau 3 aukšte, tai sulaukiau komunalinio ūkio buvusios finansininkės skambučio, galbūt norėtumėt pabandyti, kad girdėjo gerus atsiliepimus ir sakyti, ir iš tikrųjų labai ilgai mane kalbinėjo, pradžioje tikrai sakiau ne. O kodėl pradžioje sakėt ne? Tiesiog mano, kaip tuo metu Elektrėnų gyventojas, buvo patirtis tokia pati kaip daugumos dabar. Požiūris į komunalinį ūkį, kad ką jie ten daro. Ir sakiau, ne, tikrai šita veikla ne man, nenorėčiau dirbti komunaliniam ūkiui, tai vyriškos profesijos, vyriškos pareigybės. Bet tiesiog įkalbėjau pabandyti. Atėjau pirmiausiai į finansininko pavaduotojos poziciją, padirbau nepilnus 3 mėnesius ir taip gavosi, kad finansininkė tuo metu pati sugalvojo pakeisti darbą ir išėjo dirbti kitur, tai teko perimti greituoju būdu finansinių ataskaitų rengimo laikotarpiu visus darbus. Buvo tikrai sudėtinga, neslėpsiu, buvo daug iššūkių. Ir tada atsivėrė galimybės finansų skyriui kažką keisti. Tai man labai patiko iš tikrųjų, aš labai įsijungiau tą procesą, pamačiau kokie yra pliusai, kokie minusai, diegiame nemažai programų, klientai kaip ir dabar gaunat SMS-us, tai buvo su vadovu bendras sprendimas tuometiniu Richardu Lecko ir tikrai labai džiaugiuosi, kad tą padarėme, nes klientą matome apmokėti SMS žinutę, sąskaitas, tikrai yra patogu. Plius buvo sutaupyta nemažai finansinių išteklių, tai tas leido nekelti gyventojams kainų, nes tuo metu Lietuvos pašto paslaugos labai smarkiai išbrango, tai mes labai džiaugiamės, kad iš mažesnių įmonių buvom pirmieji, kurie ryžosi po didelių įmonių žengti šitą drąsų žingsnį. Nebuvo lengva, bet dabar visi gyventojai yra apsipratę ir kas iš tikrųjų nori gauti tą papirinę sąskaitą, visada kviečiame užeiti ir atsiimti, yra priėmimo centrai. Ir dabar naujovė, kuri neseniai buvo pasirodžiusi internetinėje erdvėje, būtent ir yra, kad mes norim pirmame aukšte priimti gyventojus, kurie turi ir negalią, yra sunku patekti ir antrą aukštą, kitiems ir sunkiau vaikštantiems, nes taip, mes suteikiam galimybę, nusileidžiame į apačią, bet tikrai yra smagiau priimti šiltoj, gražioj aplinkoj, tai keičiamės po truputį. Jūs kalbate apie klientų aptarnavimo centrą, o kada jis planuojamas atidaryti pirmame aukšte? Mes planuojame atsidaryti kovo mėnesį. Kovo 19 diena yra klientų diena. Tai iš tikrųjų... Simboliška diena. Taip, simboliška diena ir tą simbolišką dieną tikrai norėtumėm suspėti. Tai tikimės, tas pavyks. Taip. Ilgamečiam generaliniam direktoriui išėjus užtarnauto poilsio, jūs tapote, ne generalinė, jau nebėra generalinio direktoriaus, yra pakeista, dabar yra ne tik, o tiesiog direktorius, tai jūs esate direktorė, bet kaip pat minėjote, pati turėjote tokią kritišką, gal truputėlį požiūrį į komunalinį ūkį, o po to taip išėjo, kad tapote vadovė. Ir nepaslaptis, kad komunalinės bendrovės, jos sulaukia daug kritikos, tai ir yra nepatenkintų klientų, yra kažkokios galbūt paslaugos kažko netenkina ir tokie truputėlį, kaip čia pasakyti, pro padidinamąjį stiklą stebima įmonė ir visą laiką komentuojama. Ar jums buvo drąsu tapti vadovę, žinant, kad dažniausiai nebūsite giriama arba reikės tikrai daug pastangų įdėti, kad būtumėt pagirta, o dažniausiai galbūt bus tik kritikos? Taip, tai iš tikrųjų galiu įvardinti, kad kadangi šioje įmonėje dirbu 5 metus, tai mano buvo didelė ambicija keistas. Kadangi
komunalinis ūkis tiek keisti požiūrį gyventojų. Padirbus čia aš visai pamačiau komunalinio ūkio tiek darbuotojus, tiek visą veiklą kitomis akimis. Ir gyventojams, žinoma, yra pačios svarbiausios mūsų funkcijos, nes tai yra ir vanduo, ir šiluma, ir jeigu kažkas tik tai neveikia, iškart sureaguojame, galbūt be papildomo, nežinau, nerandame, kad ir prekybos centre ten morkų ar bulvių, tai galime nuvažiuoti kitą nusipirkti, tačiau vandens niekas jums neatveš ir nepristatys be komunalinio ūkio. Tai tos funkcijos yra sunkios, o mano iš tikrųjų buvo didelė ambicija, būtent pagerinti paslaugas. Padirbus čia matau, kas veikia ir kas neveikia. Tai nėra viskas iš tikrųjų taip blogai, kaip piešia gyventojai, yra ir gerų tikrai dalykų. Galbūt apie juos komunalinis ūkis nemokėjo iki tol pasigirti. Buvęs vadovas taip pat padarė šią įmonį didelį indėlį, tai tikrai gerbiu ir viešoje erdvėje kartais labai skaudu, kad pasirodo, kad buvo kažkokie, kad ar mes nesutarėm. Mes iš tikrųjų visą tą laiką draugavom ir sutarėm tikrai gerai ir išsiskyrėm labai gražiai ir tikrai, kai reikia kažkokios pagalbos ar klausimais, visą laiką atsiliepia ir telefonu ir pagelbė, nes tai žmogus, kuris tikrai turėjo didelę patirtį, o man kaip vadoviai taip šiek tiek buvo nejauku, bet aš suprantu, kad į šią poziciją ateinant yra iššūkiai, bet mane tai veža. Tai būtent veža ir aš žinau, ką reikėtų pakeisti ir planuoju. Jau ne tik planuoju, bet jau vykdomi po truputį darbai. Tai yra didelė įmonė, per vieną dieną tokio įmonėje neįmanoma pakeisti visko. Tai yra procesai, bet viskas su laiku ir aš manau, kad poros metų bėgyje pamatysit rezultatus. O ką pakeisti norėtumėte? Kas tie prioritetiniai darbai, kur manote, kad dabar reikėtų skirti daugiausiai dėmesio? Daugiausiai dėmesio tai žinoma paslaugų kokybė. Vienas iš pirmųjų mūsų uždavinių paslaugų kokybę, tai mes planuojame įsidiegti Lean sistemos metodą, kad įsinagrinėti visus procesus, kur tie procesai neveikia, kur reikėtų pagerinti, kur reikėtų kažką keisti. Taip pat komunikacija su gyventojais. Žinome, kad jinai iki šiol nebuvo labai sklandi, turėjome iššūkių, tačiau planuojame tikrai šitoje vietoje. Žinome, kad ir įmonės reputacija nėra pakankamai gera, tai čia kartu su ta išorinė komunikacija ir paslaugų gerinimu tikimės ją pagerinti. Dabar, kai kalbame apie komunikaciją, tai tą temą norėčiau pratęsti. Kai tapote direktorė, paskelbėte, kad įmonė bendradarbiaus su komunikacijos specialiste Laura Kaminskienė, bet prieš kelias dienas pasiekė tokios žinias viešoje erdvėje, kad nebebus. Gal galėtumėt paaiškinti gyventojams, kas čia nutiko? Tai Laura Kaminskienė mums teikia paslaugas pagal individualios veiklos sutartį. Tai viešosios apklausos būdu būtent buvo įsigyta pagal mažiausią kainą jos paslaugos. Ir iš tikrųjų ir gražiai su Laura buvo susitarta, tiek ir iš jos gauti elektroniniai laiškai, kad bendradarbiauti jinai pati neketina. Tai kadangi kaip komunikacijos atstovė mes pateikėm prieš tai žinutę, kad bendradarbiaujant su Laura Kaminskienė ir bus atstovė ir spaudai ir visai kita, tai taip pat ir norėjome informuoti, kad nebebendraujame su ją, kad žinotų visi išoriniai kanalai, kadangi taip trumpas laikotarpis buvo, bet gaila, kad tiesiog ne visa tiesa yra pasirodžiusi socialinėje erdvėje. Tai mano kaip vadovės pagrindinis tikslas yra užtikrinti skaidrų pinigų panaudojimą ir elektrėnų komunalinis ūkis tikrai atsiskaito tik už pilnai atliktas paslaugas. Tai jeigu tos paslaugos neatliktos, tai tikrai negalime mokėti pinigų. Tai ta kontrolė finansinė tikrai visur yra įvesta. Ką reiškia, kad nenorėjo bendradarbiauti? Tiesiog mes be ginčų susitarėm, kad kadangi teikia paslaugas ir mes tikėjomės išorinio bendradarbiavimo pirmiausiai su gyventojais, kad tas būtų ir
buvo pateikta ataskaita, kur įvardintos valandos už darbus, tiesiog tų darbų negavome, nei elektroniniu paštu, nei spausdinto varianto, nei dar kažkaip. Kiti darbai buvo nepilnai atlikti, prašėme korekcijų. Tai gražiai susitarėm, kad išsiskiriam. Tai tiesiog nežinau, manau, kad tai sužaidė daugiau Lauros emocijos šitoje vietoje. Aš suprantu ją kaip mamą, kuri augina vaikus, kaip jinai pati teigia, bet mes esam įmonė ir tikrai negalime apmokėti paslaugas, sumokėti už paslaugas, kurios yra neatliktos. Tai čia bet kurioje srityje, ar tai būtų kitų rangovų, ar kitų tiekėjų, tikrai reaguojame tos aktus. Turime, žinoma, ir ne vieną ginčą, ir daug yra visokių niuansų su kitais tiekėjais, bet visą laiką randame teisingą sprendimą ir darbus būna, ir renovacijos metu tikrai būna ir gyventojų skundai, kad kažkokie darbai ar nekokybiškai atlikti. Tai visą laiką reaguojame, kontroliuojame ir stengiamės įspręsti šitus ir tikrai nemokame pinigų, kol nėra suderintas paslaugų aktas. Tai čia bet kurioje srityje. Viešoji erdvė yra tokia erdvė, kur tikrai labai yra įvairių nuomonių, gali išgirsti įvairių komentarų, įvairios kritikos, tai aš tiesiog turiu klausimų keletą tokių iš šitos srities, nes kai tapote direktorė, savivaldybės tarybos opozicija nelabai kaip priėmė šitą žinią, tai buvo kaip ir du tokie motyvai, kad jūs neturite vadovavimo patirties didelėje įmonėje ir dar buvo tokia mintis dėl to, kad norint dirbti vadovaujantį darbą reikia tapti partijos nariu. Tai kaip jūs vertinate šitą kritiką? Tai turbūt yra natūrali opozicijos išraiška, tai iš tikrųjų nenustebau, nors šiek tiek keista, kad tie pati tos pačios opozicijos nariai, kai kurie sveikino tiek atėjus į tarybos salę prisistatyti tą dieną, tiek sveikino asmeniškai, sulaukiau žinučių, po to viešoje erdvėje pamačiau kitokią, bet kaip yra, turbūt tokia yra ta politika, jų toks darbas kaip opozicijos ir konkursas buvo viešas, galėjo dalyvauti kas nori. Mano žiniomis dalyvauja 72 kandidatai, kaip yra skelbiama. Tai galbūt iš jų kažkas dalyvavo, aš nežinau, tiesiog gal yra nuoskauda kažkokia galbūt. Ir tikrai galiu pasakyti, kad būti partijos nariu nebuvo tokios nei įrašytos sąlygos konkurso medžiagoj, nei yra kažkokia prievolė, nei dar kažkas, tai manau, kad nėra. O šioje įmonėje mano vienas iš tikslų yra nepotizmas. Tai ir iš tikrųjų, kad kuo skaidresni būtų vadovų konkursai, mes su valdybos nariais esam vasaros metu pasitvirtinę skelbiamų konkursinių būdų pareigybių sąrašą. Tai kaip ir dabar matote, ne vienas vadovas buvo pakeistas, skelbiami konkursai. Konkursuose dalyvauja visą laiką bent vienas iš valdybos nepriklausomų narių. Tai tas leidžia tikrai skaidriai vykdyti visus procesus, o opozicija yra opozicija. Tai natūraliai priėmu šį procesą ir tikrai tikėjausi, kad tai bus. Ir kartais labai gaila tik tai, kad ir šiemet buvo pateiktas bendrovės, darbuotojai dėjo didelį darbą dėl atliekų tarifo mažinimo. Sumažėjo 5%, bus sumažinamas 5% gyventojams nuo sausio 1 ir dalis opozicijos narių susilaikė. Tai man ko jie tada siekia? Ar gyventojų gerovės, paklausčiau, ir kaip jaustis komunalinio ūkio darbuotojai, kurie tikrai optimizavo sąnaudas, įdėjo ne vieną mėnesį buvo darbas padarytas, surado, kur kiek galima jas optimizuoti. Tikrai, ir ar girdėjote dabar kurioje nors savivaldybėje, kad sumažėtų tarifas? Turbūt ne. Nebuvo, nemažėja. Visi tarifai tik tai kyla, nes kyla minimali alga, tai šito pasiekimo tikrai džiaugiuosi su darbuotojų
atžvilgiu ir darbuotojams yra skaudu, kad sako, mes tiek padėjom greta pastangų, tiek dirbome su šitu projektu, sako, tiesiog, dar sako, vos praėjo tas kad sumažinti gyventojams kainą. Tai mano manimu iš vis būtų protinga, kad tos kainos nebūtų tvirtinamos po taryboje, o tarifai tiesiog gyventojai galėtų laisvai rinktis. Tiesiog kartais girdisi tokių kalbų, kad komunalinėme stinga kompetentingų darbuotojų, ne tik, kad gal stinga kompetentingų darbuotojų, bet jie pabūna, tarkim, jauni žmonės ateina, bet jie neužsilaiko, nes daug atsakomybės, dideli ten krūviai. O kaip yra iš tiesų? Iš tiesų neslėpsiu, kad yra sunkis rytis, iš tikrųjų, ne kiekvienas gali atlaikyti tiek psichologiškai, nes ir būnant kažkurios svarbios ryties ar vadovų, kaip pavyzdys, ar darbuotojų, ar kažkokią kitą aukštesnę specialisto poziciją užimant, tikrai daug kritikos ir patys gyventojai pažiūrė, nepaslaptis, kad Elektrėnai nėra labai didelis miestas, vieni kitus pažįsta, sulaukia kritikos darbuotojai ir prekybos centruose, ir gatvėje. Ir kartais juos ir užpuola mūsų darbuotojus, tiesiog ir apipila ir aprėkia, tai yra sunku dirbti psichologiškai tokioj įstaigoj, dėl to, kad gyventojų nepasitenkinimas jis tikrai yra nemažas. Mano kaip vadovės tikslas yra pritraukti jaunus ir kompetencijas turinčius žmonės. Žinome, kad komunalinio ūkio darbuotojų amžius yra pakankamai didelis ir iš tikrųjų turime iššūkį pritraukti jaunų žmonių. Vyresniems darbuotojams dabar ateina toks laikas, kad jau reikėtų perduoti patirtį naujiems atėjusiems, tačiau jaunoji karta yra kitaip mąstanti karta, tai mes tą priemam irgi natūraliai. Ne visą laiką yra noras dirbti atsakingai, dirbti yra komunaliniam ūkiu nelengva, sunku, tiek fiziškai kai kurios pareigybės, tiek emociškai. Bet viduje mes turim tikrai susiformavusią draugišką kolektyvą, malonu, turim papildomas naudas, savo darbuotojus, taip pat ir profsąjungą, kurie didelį vaidmenį vaidina, turim ir išvykas, ir sporto žaidynėse vasaros dalyvaujam, tai papildomų naudų. Anksčiau buvo įvestas ir penktadienio nuotolinis darbas, tai skatino jaunus žmonės irgi dirbti pas mus, tačiau šiuo metu mes jį laikinai atšaukėme, nes ir iš gyventojų sulaukiam priekaištų, kad atvykus pas mus nerandame tam tikrų darbuotojų, kurie norėtų rasti, tai tikimės, kad naujasis klientų aptarnavimo centras ten visą laiką priims gyventojus ir toliau kiti darbuotojams, kad prisidėsim specialiai, galėsim pasiūlyti ir hibridinį darbo modelį, tai sieksime, pritrauksime, taip pat atlyginimų kėlimas yra iššūkis, nes prieš istoriją, tai kai atėjau į komunalinį ūkį, buvo 5 metus nekelti Elektrėnų komunalinio ūkio darbuotojams darbo užmokestis, tai tą pasivyti yra sunku. Taip, galbūt galima būtų pakelti iškart labai drastiškai, bet tai atsilieptų tarifams. Tai mes kiekvieną veiklą optimizuojam, kitas sąnaudas, kad galėtume pakelti darbuotojams, prisitraukti kompetenciją turinčių. Ir ką ir dabar matome, skelbiant konkursus, iš tikrųjų nemažai žmonių sudalyvauja ir kompetencijas turinčių ir labai džiaugiamės, kad pritraukiam ir iš kitų miestų, ir iš elektriniečių pačių. Tai susidomėjimas yra didelis. Kitą savaitę turėsime ir vandens tarnybos vadovo atranką, tai džiaugiamės, kad tikrai galime sau leisti ir mokymus iš tikrųjų darbuotojams, kadangi yra didelė įmonė, tai tos mokymus darom daugiau bendrinius, kad daugiau galėtų sudalyvauti mūsų darbuotojų, nes jeigu vieną darbuotoją išleidi tai į mokymus, tai kartais yra galimybė ir 10 darbuotojų tos pačius mokymus išleisti už panašią kainą. Komunalinis ūkis atsakingas už labai daug sričių, tai ir šildymas, ir vandentiekis, ir įvairios avarijos būna, ir renovacija. Kas yra ta komanda, kuri padeda jums
viską, kaip sakyti, perprasti, paaiškina viską, kad jūs galėtumėt priimti geriausius sprendimus? Tai iš tikrųjų yra vadovų komanda, tai tarnybų vadovai, yra skyrių vadovai, kurie iš tikrųjų mes dirbam kaip komanda, tai apsitarėm, būna ir didelės diskusijos, yra grupių vadovai, tai kartu su jais taip pat dirbame ir tada priimamas geriausias sprendimas tuo metu. Tai va. Dar norėčiau plačiau pakalbėti apie šilumos temą, nes jos kaina visą laiką išlieka vienas svarbiausių klausimų gyventojams. Galbūt turite idėjų, kaip tą kainą būtų galima sumažinti? Taip, turime, mes jau šio klausimu dirbame, tačiau pagrindinę dalį sudaro Igničio kaina. Taip jau yra, kad Ignitis yra šilumos gamintojas ir yra monopolininkas pas mus Elektrėnuose. Šiai dienai mes esame jau pasirašę su vėjų parko elektros nuomos kaina. Tai tas leidžia optimizuoti elektros sąnaudas, kai žinome, kažkada turėjome ir 60 centų, turėjom 30, 23, šiai dienai turim 8,5 centus mūsų strateginiuose objektuose, kas liečia šilumą, vandenį ir žinoma administracinę pastatą, prisideda prie tos kainos, kaip ir žinote, persiuntimo mokesčiai ir kiti galios mokesčiai. Tai tas leido sumažinti, taip pat yra įdiegtos sistemos, kurios leidžia greitai reguliuoti telefonu šilumos ir padavimus ir žinoma prisideda labai smarkiai renovacija. Kuo daugiau namų bus renovuota, tuo mažesni bus nuostoliai ir tas gyventojams leis atpiginti šilumos kainą. Tiek, kad renovuotam name šilumos kiekiai sunaudojami yra mažesni. Mes tikrai analizuojam statistiką ir matom. Tai ir džiugu, kad Elektrėnuose ta renovacija yra pakankamai įsisiūbavusi, tai pagal renovacijos mastus, kaip Elektrėnus, paėmus visus daugiabučių namus, mes esam Lietuvoje 6 šiai dienai. Tai tikrai džiugus pasiekimas. Žinoma, iš gyventojų pusės galima ir juos suprasti, kad renovacija tikrai gyventojams brangiai kainuoja. Tai turbūt išlošia pirmiausiai tie, kurie pirmieji su ta renovacija pasirašė sutartis, kadangi finansavimas valstybės buvo žymiai didesnis negu dabartiniu metu. Tai tas leidžia taip pat atpiginti šilumos kainą, o kitais metais turėsime tikrai iššūkį, nes Vievio mieste ieškoma alternatyvaus šilumos teikimo nesekančio sezono. Bet tikimės, kad tas taip pat leis šiek tiek tą mūsų mažą gamintojo kainą sumažinti. Nes mes kaip gamintoja Elektrėnų savivaldybei mūsų gaminimas sudaro 3%. Tai tikrai ir kaina mūsų dabar kaip ir pastovioji dalis yra 2 centai, o visa kita yra Igničio kaina. Tai jeigu Ignitis biržai pateikia aukštesnę kainą, tai automatiškai ir kyla. Žinome, bendradarbiavome su Igničiu, daug kalbamės, taip pat siekiame kartu ir su savivaldybės atstovai, kad tikrai ta gyventojams kaina nedidėtų, bet Ignitį taip pat reguliuoja Vertas, kaip ir mus, tai tos kainos yra reguliacinis procesas, tai tik tai mažinant šilumos kiekio patekimą, kas liečia dabar renovuotus namuose, tai mes galėsime tą kainą ir sumažinti. Mes daug investavome į šilumos nuostolių sumažinimą. Pakeitėm trasas, turbūt čia ta buvo garsioji, kur labai daug visi kalbėjo, 2 kilometrai vamzdžio. Tai tas leido taip pat sumažinti ir stabilizuoti kainą, tai kainų politikoje mes neturime galimybės patys nusistatyti tos kainos, bet turime galimybę optimizuoti sąnaudas arba nuostolius, per kurią ta kaina gyventojams tampa optimalesnė. Ir taip pat šiemet irgi buvo sumažintas vadovų skaičius. Gegužės 5 dieną įvyko struktūros pokytis.
tas irgi ateityje tikrai atsispindės. Jau šiemet tai eidami tarifus, kurios tarybai teikiame ir patys skaičiuojame, tai tikrai leido taip pat nedidinti arba net sumažinti kaip atliekose kainą, nes administracinės sąnaudos jos po struktūros pokyčius tapo mažesnis. Yra bendras valdybos, tiek mūsų vadovų, vadovybės darbo rezultatas. Elektrėnų komunalinis ūkis paslaugas teikia ne tik miestų, bet ir kaimiškų vietovių, kaimiškose vietovėse. Tai norėčiau sužinoti, kokios paslaugos yra teikiamos ir galbūt yra kažkokių projektų kaimuose, apie kuriuos norėtumėt papasakoti, pristatyti. Taip, tai tiekiam ir šilumą, ir vandenį, ir nuotekas, atliekas žinoma, atliekų tvarkymą visoje savivaldybėje, ar kaimuose, ar miestuose, tai čia tas yra. Taip pat kaimuose renovuoti daugiabučiai atsiranda po truputį ir dabartinis jau džiaugiuosi, kad tikrai galėjome pasistumėti pirmiausiai Pasirėmio kaimo projekte, kur numatomas jau finansavimas mūsų rankose ir vyksta jau projektavimo darbai Pasirėmio kaimo, kur gyventojai turbūt laukia 10 metų. Tai į pabaigą yra ir artimiausiu metu laukiame ekspertizės išvadų ir kad šiemet galėtume paskelbti rangos darbų konkursą. Žinome, kad paskelbus konkursą dar užtrunka viešoj sistemai. Tai tikimės, kad pavasarį su pilna jėga galėsime jau pradėti rangos darbus Pasirėmio kaime. Žinoma, tas projektas apima ir kitus kaimus. Bet Pasirėmio projektas turbūt nusikėlė, nes ataskaitinėme seniūnų susirinkime jau buvo kalbėta, kad greitų metų atsitiks, tai gal ten po 2 mėnesių, bet kol kas dar nėra. Dėl nuotekų ten tvarkymo. Tai užtruko paraiškos vertinimas, nes buvo vis atidėtas jos paskelbimas. Tiesiog irgi ir pavyko mums iš tikrųjų tas projektas bendrai apima kelius kaimus ir mūsų Kareivonių valyklą, taip pat tai sudaro 4,3 milijonus. Tai 30% finansavimą valstybė skirs ir prisideda taip pat lygiomis dalimis savivaldybė prie mūsų, kad galėtumėm įgyvendinti didįjį projektą. Tai šitas projektas buvo pradėtas iš tikrųjų, bet kuriuo atveju mes priėmėm sprendimą vasaros laikotarpiu, kad ar tą paraišką mums patvirtins, ar ne, mes vis tiek Pasirėmio gyventojams įsitraukėm investicijas ir tikrai įsipareigojama tiek nuotekas, tiek vandentiekis mūsų lėšomis eis, mokyklos gatvėje ir kitose, kur projektas nurodyta, nutiesti. Tai viešieji pirkimai užtrunka ir kiek jie užtrunka, kartais priklauso tikrai ne nuo mūsų. Apsunkino ir Via Lietuvos suderinimus ir ESO, mes negalime vykdyti darbų, kol negauname leidimų, yra griežtai reglamentuota, tai visi šitie procesai kartais užtrunka. Taip pat ir skelbiant ar projektavimo darbus, ar rangos, žinome, kad būna ir apskundimų ir šiemet iš tikrųjų kiek skelbiam, bet kokius turbūt projektus ar investicijas per viešųjų pirkimo sistemoje labai daug buvo ir skundų, ir daug ir tiekėjų sudalyvavo, ir vieni kiti ginčia. Tai čia yra normali darbo dalis, kartais norisi greičiau, bet yra tam tikri įstatymai, kurie riboja tą padaryti. Ir kol negauni vieną ar kitą suderinimą, tiesiog negalime pradėti kasti, nes kitu atveju grėstų mums baudas didelės už tai. Dabar viešoje erdvėje aktyviai teikiate informaciją, bet galvoju, kad tik viešosios erdvės nepakanka, galbūt bus ir kitų būdų, kaip skelbsite informaciją apie Elektrėnų komunalinio ūkio veiklą, kažkokius pasiekimus ar naujus sprendimus. Taip, tai mes iš tikrųjų skelbėme savo tinklalapį, pradėjom skelbti LinkedIn, taip pat aktyviai Facebook kanalų, planuojame ir ateityje kurti Reels Instagramo
platformai, kadangi matome, kad ir vyresni žmonės tikrai tiek Facebook'o platformai žiūri, stebi ir vasaros laikotarpiu esant laikinai vadovai sulaukiau tokios kritikos, tai kodėl jūs čia tokie neaktyvūs Facebook'o platformai, tikrai buvo atėję nemažai gyventojų. Sako, labai malonu, kad jūs, mes sako, tikrai skaitom ir domintės, tai mūsų ir darbuotojai taip pat naudojasi, kad ir vyresnio amžiaus šitom platformom, tai buvo toks sumanymas, kad būtumėm labiau pasiekiami. Žinoma, taip pat planuojame bendradarbiauti su vietinė žiniasklaida, kaip ir Elektrėnų kronika, ar taip pat Elektrėnų žiniomis, kadangi tik tai 2 laikraščiai mūsų savivaldybėje veikia, tai taip pat per juos. Bei atsidarius klientų aptarnavimo centre, ten rasite tikrai ir bukletus, kurie būtent skelbs apie mūsų veiklą ar kainodarą. Tai visais kanalais, kokiais tik įmanom, per žiniasklaidą taip pat daugiau reikštis, nes kad daugiau žmonės žinotų, kas vyksta. Ir matome, kad avarijų metu taip pat paskelbimas Facebook'o platformoje yra pakankamai naudingas. Taip pat turime galimybę, kurie klientai pateikia savo telefonus, informuoti trumposiomis žinutėmis arba elektroniniais paštais, tai tą taip pat darome. Dabar paskutinis atvejis buvo ten avarija prie Virsmės gimnazijos. Vaikai išėjo į mokyklą, nežinodami, kad nėra vandens ir po pirmos pamokos buvo išleisti jau. Kai kuriems buvo sunku sugrįžti, nes tiesiog kas atvyksta su autobusu, gal galite paaiškinti, kas čia nutiko ir kodėl nebuvo ta informacija suteikta taip, kad vaikai neišeitų į mokyklą. Kad vaikai neišeitų į mokyklą, tai turbūt nėra mano kompetencija suteikti informaciją. Ne, bet tiesiog aš turiu mintyje, kad jeigu žino iš anksto, galim informuoti iš anksto vaikus, kad rytoj nėra pamokų. Tai mes iš tikrųjų iš vakaro išsiuntėm ir SMS-us turimais kontaktais, tiek ir Pergalės 55, 57, tiek mano žinomis ir Versmės, kuris buvo nurodytas kontaktas, negaliu atsakyti, ar ten nurodytas administracijos kontaktas, ar administratorės, tiksliau atsiprašau, ar vadovės, bet tikrai buvo informuota iš vakaro, nes atsitikus nelaimiai, tokiai, kad vykdant kitai įmonei darbus, tiesiant ESO kabelį, netyčia pragręžtas buvo mūsų vamzdis. Tai tos darbus ir šiai dienai dar 3 dieną likviduojame. Taip pat patelkti ir mūsų darbuotojai pagalba, kad kuo greičiau atstatytumėm. Yra pakankamai sudėtingas procesas, kadangi aplink vamzdį supa 8 ESO kabeliai. Tai reikalingi buvo ir ESO leidimai ir yra aukštos įtampos darbai, tai reikalaujantis tikrai ir atsakomybių ir kaip su jais dirbti. Tai tarėmės, bendrom jėgom tikrai dirbam. Ir mokyklai, tarp kitko, iš pat ryto buvo pristatytas vanduo 5 litrų pakuotėmis, nes buvo atsiklausta vadovės, kokiu būdu norite gauti, ar jums cisterna reikalinga, ar jums kad nesustotų mokymosi procesas. Tai tas buvo padaryta. Mano klausimai jau išsisėmė, bet galbūt yra kažkas, ką norėtumėt pridurti, galbūt kažko nepaklausiau ir kažkas svarbaus liko neatsakyta. Iš tikrųjų labai džiugu, kad atvykote pas mus ir domitės ir klausite. Ir tikimės ateityje taip pat su jūsų laikraščiu bendradarbiauti, nes žinome, kad vyresnio amžiaus tikrai labai aktyviai skaito, jaunesni daugiau jūsų irgi Facebook platformoje stebi, labai šaunu, kad irgi atsinaujinat ir pradėjot video reportažus daryti, tai tas labai irgi sveikintina ir džiugu, taip pat reaguojate į tą vadinamą reaguojate į gyventojų poreikius. Ir iš tikrųjų, mano kaip vadovės šito konkurso laimėjimas, tai atveria kelią man kaip vadoviai su kitų vadovų komanda Elektrėnų komunaliniam ūkiui keistis. Tai tų naujovių šiek tiek reikėjo,
Tai mes esam nusimatę daug, bet iš tikrųjų visų galbūt ir nenorėčiau atskleisti. Kaip sako, tegul darbai kalba patys su save. Ir ateityje tikiuosi, kad Elektrėnų gyventojai tikrai apie Elektrėnų komunalinį ūkį pakeis nuomonę. Ir žinoma, visą laiką bus tų nepasitenkinančių, bet čia dirbagi mūsų gyventojai pagrinde, tai esam tos visos savivaldybės dalis, tai aš tikrai daug ketinu ir prisidėti prie tų pačių darbuotojų darbo sąlygų gerinimo. Tai mums labai yra svarbu darbuotojai, tai tikimės, kad kartu užaugs su darbuotojais visais ir paslaugų gerinimu užaugs ir kokybė, reputacija. Ačiū Jums už skirtą laiką. Ačiū Jums. Kalbėjome su Elektrėnų komunalinio ūkio direktore Greta Sinkevičiene. Pasinaudodama progą, norėčiau pakviesti visus prenumeruoti laikraštį Elektrėnų kronika. Dabar pats metas tai padaryti iki gruodžio pabaigos ir tuomet visus metus Jūs pasieks mūsų krašto naujienos. Ačiū už dėmesį.